Labadiena, aš Samilis ir norėčiau pašnekėti trumpai apie grupės. Nesvarbu šaudot su pistoletu ar su ilgu ginklu, jeigu nuvažiuosite šaudyklą pirmą kartą su labiau patyrusiu žmogu, prieisit prie taikinio po savo šūvių ir jisai gali pasakyti, visai nebloga grupė. Kas per grupę? Ta grupė yra konkreti krūvelė jūsų padarytų šūvių. Dažniausiai grupės daromos 3 šūviais, 5 šūviais arba 10 šūvių. Ir kaip sakiau, ar šaudot su pistoletu, ar šaudot su ilgu ginklu, jūsų tikslas yra padaryti kuo mažesnę grupę. Kuo mažesnę grupę jūs sugebat padaryti, reiškia, jūs kiekvieno šūvio metu sugebat lygiai taip pat atkartuoti visą šūvio darimą. O teoriškai, jeigu jokios šūvio darimo sąlygos nesikeičia, šūvis turėtų eiti lygiai tą pačią vietą. Jeigu jūsų įgūdžiai nėra taip gerai atidirbti, jūsų grupė platėja. Iki kol jin išplatėja iki tokio dydžio, kur nebeįmanoma to laikyti grupę. Aišku, nėra taip, kad visi šūviai turi eiti identiškai tą pačią vietą. Pavyzdžiui, jeigu daro 10 šūvių grupė, 9 šūviai galbūt ganėtinai neblogai sugrupuoti ir 1 šūvis bus pabėgęs. Tokia situacija rodytų, kad jūs tikrai gerai mokat atlikti šūvį ir 9 iš 10 kartų sugebat atkartoti tas pačias sąlygas, bet vieną kartą kažkur smarkiai suklydot. Pavyzdžiui, šūvio darimo metu netikėtai sujudėjot ir jūsų 1 šūvis nuėjo į dešinę. Arba kažką užsigalvojot. Šiuper patranka. Arba šūvio metu kažką užsigalvojot ir nelabai taisyklingai nuspaudėt nuleistuką ir tai privertė jūsų ginklą sujudėti. Vienokiu ar kitokiu būdu pabėgę šūviai dažniausiai nurodo šaulio klaidą, nors žmonės yra linkę kaltinti ir patį ginklą. Bet iš to, kiek aš pažįstu šaudimą, dažniausiai tai būna šaulio kaltė. Nes kiekvieną kartą padaryti gerą šūvį yra ganėtinai sunku. Prieš praktiškai parodant, kaip atrodo grupė, norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad grupė nebūtinai turi eiti į centrą. Aišku, visi šaudantys žmonės nori pataikyti tiesiai į centrą, bet grupės esmė nėra tokia. Kaip mane bent jau išmokė amžinatilsį šaudimo treneris Richardas Tarbūnas, sakė, svarbiausia sugrupuok šūvius į vieną vietą, o jau po to pataisą padarysim. Duosiu teorinį pavyzdį. Jūs paleidžia 10 šūvių ir jie visi išsimėtė aplinkui centrą. Bet paėmus visus tos šūvius, tas skritulys aplink centrą ganėtinai didelis. Kita situacija, jūs leidžiat lygiai tos pačius 10 šūvių į centrą, tie šūviai labai mažoj grupiai, bet kažkur nuėję į dešinį ir į viršų. Į dešinį ir į viršų nuėjus maža grupė yra žymiai geriau negu didelė grupė aplinkui centrą. Su didelė grupė aplink centrą jūs darykit, ką norit, reguliuokit savo optiką, jūsų taiklumas padarė tą grupę tokią didelę. Arba prasta ginklo kokybė, bet dažniausiai jūsų taiklumas. O jeigu jūs turit ne į centrą nuėjusią mažą grupę, jūs galite daryti optikos pataisas ir tą grupę nuvesti į centrą. Dėl to grupė yra labai naudingas kaip ir įrankis, bandant prišaudyti optiką. Pavyzdžiui, jūs padarot vieną šūvį ir tas šūvis nuėjo tiesiai į centrą. Ką jūs galite apie tą šūvį pasakyti? Jeigu jūs profesionalas, tai jūs viską apie tą šūvį žinot, bet jeigu jūs neprofesionalas, galbūt jums papūtė šoninis vėjas ir jūs nebūtumėt pataikęs į centrą. Galbūt jūs sujudėjot, bet jūsų judesys pagerino jūsų šūvį ir dėl to jūs pataikėt į centrą. Padarius 3 šūvius bus žymiai aiškiau, ar tie šūviai eina plius minus į tą pačią vietą. 5 šūviai jau praktiškai užtikrina, kad jūs turite aiškų rezultatą, nepriklausomai nuo to, ar jis geras ar blogas. Ir su to grupavimo rezultatu jūs jau galite daryti išvadas. Jeigu jūsų visi šūviai eina į tą pačią vietą, bet ne į patį centrą, kur jūs taikotės, jūs koreguojat optiką. Ne kartą esu matęs, kaip mažiau patyrę šauliai po kiekvieno šūvio bando pasikoreguoti optiką. Ir po kiekvieno šūvio tą šūvį atlieka kažkaip skirtingai ir tada visiškai nėra aiškių rezultatų. Ir tada žmogui atrodo, kad jis optiką koreguoja į ten, kur reikia, bet tie šūviai vaikšto po visą taikinį. Labai mažai tikėtina, kad nepatyręs šaulys identiškai kiekvieno šūvio metu sugebės atkartoti sąlygas. Ir kai po kiekvieno šūvio yra bandoma koreguoti optiką, iš vis pasidarė neaišku, į kur reikėtų daryti tas pataisas. Pabandykim surinkti grupę. Jeigu jums patinka ir įdomu, ką čia matot, tai ir paspauskit patinka, nusiųskit kokiam nors draugui, kuriam irgi būtų įdomu ir nusipirkit ką nors Getbackse, mes jums už tai labai dėkingi. Grįžtam prie video. Bandysiu padaryti 5 šūvių grupę į taikinio centrą. Ir tikiuosi, kad iš mano pasakojimo nepasirodė, kad aš pats taikliausias žmogus Lietuvoje. Nors šūvių daręs esu ir yra net pasisekę pataikyti. Bet čia yra biški vėjo. Ir čia yra 100 metrų su DDLR. DDLR ganėtinai jautrus vėjai. Plius bent jau man geriausi šūviai įvyksta treniruotės vidury arba į pabaigą. Bet gal jums kitaip. Einam pažiūrėti grupę. Baigus šaudyti, atidarom spyną, išimam dėtuvę, įsitikinam, kad lizde nėra šovinio ir įjungiam saugiklį. Grupė. Yra buvę geresnių grupių, bet ganėtinai aiškiai matos, kad visi šūviai bendrai paėmus eina biškį per aukštai ir į kairę. Su tokiu rezultatu tikrai galim daryti pataisą į dešinę ir žemyn.
Per daug nenusiminkit, jeigu grupavims neatitink jūsų lūkesčių, geriau tą energiją nukreipkit į treniravimąsi. Apie optikų pataisas, apie tinklelius, apie moeriam radus video darysim ateityje, dėl to paspauskit subscribe. Kaip ir sakiau, padarysim poros centimetrų pataisą žemyn ir poros centimetrų pataisą į dešinę. Klik, klik ir klik, klik. Ir pabandykim padaryti geresnę grupę. Kadangi į centrą jau šaudžiu ir kad nesusimaišyt, dabar bandysiu šaudyti į dešinį septynetą. Lietuvę išimam, saugiklį įjungiam, spyną atidarom. Preciziniam šaudime visa esmė yra sugebėti atkartoti. Jeigu sugebat atkartoti šūvį, kaip darėt praeitą šūvį, labai tikėtina, kad šaudysit į tą pačią vietą. Bet to padaryti nėra taip lengva, jeigu pastoviai nesitreniruoji. Video vienaip ar kitaip bus, bet vardan savo orumo tikiuosi, kad grupė geresnė. Aš savo aprūdijusių šaudymą įgūdžius poliruoju tik dar kokį 1,5 mėnesį. Turėjau ilgą laiką tarpą nuo šaudymo. Tai tau. Grupę turim prastesnė, bet pataisa tikrai atliko savo darbą. Jeigu prieš tai taikėmės į centrą ir visų šūvių centras buvo maždaug čia, tai dabar buvo taikytas į septynetą ir visų šūvių centras, sakyčiau, yra maždaug ant septyneto viršaus. Reiškia, technika reaguoja į pataisas, bet aš neatlieku savo darbą, nes grupavims nėra toks geras. Aišku, su grupavimu reik turėti omeny, kad galbūt jūs pasiekėt savo ginklo taiklumo limitą. Arba kad jūsų grupės būtų geresnės, jums reikia tikslesnių šovinių. Labai daug priklauso nuo gerų šovinių. Nes šiaip praktiškai visi šovinių gamintojai leidžia ir sportinės, varžybinės šovinių serijas. Bet kokiu atveju, gera jūsų grupė, bloga jūsų grupė, nepamirškit treniruotis, nes tai su ginklais yra svarbiausia. Vien norėti taiklesnių šūvių neužteks. Ta proga einu gerinti savo taiklumą. O kai jūs norėsit pagerinti savo taiklumą, savo ginklus ir savo šaudmenis, perkat Getbekse. Te. Lietuvę išimam, saugiklį įjungiam, spyną atidarom.